know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm a extra, yeah. Ką, Lavuka Šaika? Tai sveikinusi šiandien iš kitokio garažo. Biški šiukšlynas, jeigu šiukšlynas garaže, reiškia dirba žmonės prie projektėlių, kaip visada, nes kitaip nefilmuočiau. Tai ką šiandien noriu jums parodyti? Noriu jums parodyti šiandien biterį, kurį nupirkom prieš pusantro gero mėnesio, daugiau galbūt. Tading! Tai turim legendinį 1.6-7.5 kW, buvo su dujom. Tai dabar truputį čia aptvarkyta jau viskas, kad padariau atrodytų. Aprinkta aišku daug kas, reduktorius vagulį, apdobėjai, aprinkta viskas irgi. Ruošiasi duslintuvo keitimui. Tai kodėl aš čia noriu ką jums parodyti, kad projektai vyksta, ruošiamės stipriai žiemai, tik tai žiema anksčiau, aišku, ateina negu mums reikia, tai kol kas nenuleidžiam nosių, toliau krapštamės prie projektų, darom, kad pasiruošt normaliai tikrai žiemai. Tai parodysiu šiandien, ką darysiu aš prie šitą kompaktą, ne veltui tikrai prisikabinau prie jo, tai paprašė Domas pavyrinti eilinį kartą skylių, tai parodysiu, ką mes čia turim iš skylių. Tai matosi, kad krapštasi prie BMW, tik 100% žinot, kad čia stovi tokios metalinės neprivyrintos zagluškės, kaip čia nežinau, kaip lietuviškai šitos vietos, va tokį reikalai, tik didelį. Tai čia jau šitos vietos aplinkės dažniausiai apipūna, tai šitos vietos sutvarkytos, bet turim dar va čia va vieną tokią kiaurą išprasišio čia, dar vieną ir va čia tokį surpriziuką, jeigu bandysiu, va. Tai čia, Tai čia realiai pradžia tik tai, nes kaip visada bus išpjausi, iškrapštysi, išvalysi ir bus tikrai daugiau reikalų. Tai ką, šioks toks updėtas iš darbų, tai nuėjau priekinį sparną, pačio parodysiu vėliau, apsišviečiau dydumą, kur vyrinsiu. Atsiprašau, Hebra, kad mirguliuoja kamerą, bet neturiu kitokios šviesos, tai sukuosi kaip galiu. Tai apsišviečiau plius minus rūdės, matėt kokia maža skylutė čia buvo? Gaunasi, delną dar neuždengsi. Tas pats kas ir galia, tipo nieko baisaus nebuvo, bet kad prieti įsipjaut su visom smulkiom rūdim, tai gaunasi daug. O iš apačios, va tiek, dumblą privariau, prikasiau. Ir iš apačios, o taip atrodo. Tai pakilimo vieta kaip ir sveika. Tai ačiū Dievui dėl to, nes nereiks rūrintis gaminti kažko burt, nes iš naujos tikrai niekas nepirks. Tai kol kas tiek, reikia tėt slydės namo, tai šiandien veiksmas iš garažo baigėsi, tai keliamės į kitą dieną. Vėl krapštausi prie kompakto. Kompaktai jau updėtas šioks toks. Sutvarkytas skylės, užlopytas, užvyrintas, kad nebūtų drėgmės. Netgi yra salonas. Beveik visas apšiktis deda. Tai apšvietimas, kaip ir matot, ne kažką čia pas mus, bet dirbam, kaip galim, taip dirbam. Tai padaryti slenkščiai užvyrinta, bet dar ne iki galo dašvista, neaptvarkyta. Čia Domo reikalai. Tai padaryti sunkiausi darbai kol kas, tai atsuktas bent jau pusę šio varžtas ir pradėtas išėmimo stadijo, ten viskas supurkšta, kad atsisuktų, duslė guli. Tai šiandien planas pasidaryti duslę originalią tiechui, diffą pakeisti, pusašį, shifterį ir nežinau, susilaikyti kažkaip neišvažiavus pašert, nes žiūrėkit. Nesimato per kamerą, bet karočiai žiauriai sninga. Ir čia ta diena, kai pūstis kiaurą parą. Tai nežinau, kaip čia susilaikysiu. Bet tai einam karočiai dirbti, nėra kada. Pabiški pafilmuosiu, kiek galiu truputį. Šiaip penktadienį naktį dažom, taip kad... Dažom penktadienį. Ką, tai saliut Šaika. Atsiprašau vėl iš karto, kad gabalais pertraukom filmuoju, bet dėl laiko stokos, karočiai, nesigauna. Tai šiandien sveikinuosi iš... Jeigu kas mane seka senai, tai žino, kur mes randamės. Randamės SH Force dirbtuvėse.
šitose va, kur turim tą patį kompaktą jau suvirintą. Paruoštas beveik tiechui. Realiai šiandien per naktį keisim spalvą jo. Tai nekeisim spalvos, o dažysim tiesiog. Tai paprašysiu, kad kažkas pafilmuotų, nes aišku laiko stoka kaip visada, tai einam spaudžiam, pušinam ir šiandien pamatysit, kaip kompaktas atrodo. Tai trumpai apibėgam, pasižiūrim, kaip atrodo ir paskui pamatysit progresą. Kad salonas pasimatytų normaliai. Skylių nėra. Greitas remontas paklius. Išdžiuvo, jau galima bus dažyti. Turim ork duslę, biški baladojas, bet nieko. Mano padangos. Tai karočią einam surink priekį, dabaigiam šiauštą, apsikleivinėjam ir pušinsim. Tai kol kas tiek, einam dirbti. Tai ką, diena po dažymo, tai turim šiokią tokią va spalvytę, detalės visos nedažytos, aišku ne visur dažytos, bet tai reziumė šiaip greitas dažymas visai man patiko. Ką, labuka šaika, tai kaip matot palei orą, čia 2 dienas prieš naujus metus, tai turim šūdiną žiemą kol kas, bet vieną gerą naujieną turiu, kad pagaliau mano Winterbiteris vienos spalvos ir gan gerai atrodo. Tai pristatau jums naują kupo išvaizdą. Tai atsimena tas baisės arkas? Nu, kažkas matosi, kažkas nesimato. Čia sudėta špaklius truputėlį. Ir gan visai tvarkingai atrodo. Turim jau atsižymėjimą vieną nedidelį. Kokį planai toliau su kupu? Prasivaryti tiechą kupui reikia, tai kupui trūksta iki tiecho padaryti priekinės duris, kad darinėtųsi. Valytuvai va taip va kažkodėl užstringa. Jeigu kažką žinot, kaip sutaisyti šitą navarotą, tai duokit irgi žinot. Tada gabaritas nedega, tai šviesų blokas rūrina protą ir bagažinės mygtukas neveikia. Tai reikia šitos dalykus sutvarkyti ir bus galima varyti į tiechą. O kai nuvarysim į tiechą, galima bus pradėti ruošti bitinti. Normaliai. Šiaip turėjom išvažiavimų keletą į mūsų spotą, iš Kontralo nuvažiavom, viskas tvarkingai, stavant kontaktėlį vieną turėjom, nestiprų. Tai lėkiam šiandien į Daugpilį, kolega užsinorėjo prasitestuoti. Ką atvarėm į Daugpilį, tai seniokas jau išlėkė bandyti žiūrėtis kaip mašina, kaip viskas. Šiaip trumpai apie mašiną, tai hidraulinis rankinis šviežiai įdėtas, užvyrintas reduktorius. 307 perdavimas reduktorius, tai jis realiai šitam varikliui per ilgi bėgiai gaunasi. 338 būtų tobula jam. Iš variklio pusės 2.3 variklis, nieko nedaryta, nei programuotas, nieko, absoliučiai standartiškai viskas. Ir važiuoklė ant koilų. Tai viskas, nei išsukimo daugiau, nieko aplamai. Tai žiūrėsim pirmą kartą su savo mašina kažkokioje trasoje. Žiūrėsim, kaip seksis, gal netgi duos pralėkt, gal kažką, bet šiaip noriu pasižiūrėti, kad jis pasitreniruotų, kaip sekas jam. Tai va, atvažiuoju, pažiūrėsim, tuoj kaip pralėks skersas iš arti. Tai čia jo pirmį kartą su savo mašiną traso, šiaip žiemą nemažai bitinės. Važiuot moka su su turbo krekždė, net buvau Daugpilį jam pervažiuodavęs ir su kompaktu, va, paskutinį kartą, kai buvom Daugpilį, gan nemažai važiavo. Šiaip važiuot moka, tai tiesiog pirmas kartas su savo mašiną. Šiaip gerai, nesusisuka, šūda neprimalė trasą. Be išsukimo važiuojant visai labai geras rezultatas ir gan stabilus vairuotojas. Žiūrim, kaip sekas toliau jau.
Tai va, su tokia gaidėlė baigiam čia šiandienos video. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a extra.